Šiemet mano toks asmeninis tiklas buvo taip sulipdyti merginas, ar ne? Nes labai didelis skirtumas tarp tų, kurios jau yra patyrusios ir tos, kurios naujos ateina į šitą amžiaus grupę. Tai vat būtent darbas mano daugmaž buvo kultūrą pakeisti jų ir tą tokį more welcome priėmimą padaryti joms, ar ne? Ir kad tos, kurios turi jau tuos regbio suvokimą ir regbio skillsus vadinamus įgūdžius, kad jos būtų more welcome toms naujai ateinančioms. Nauja treneriai įnešė kitokį požiūrį į treniruotės ir šiaip į kiekvieną asmeninę žaidėją. Mes buvom pripratusios prie seno savo trenerio. Mes jau jį laikėm tikrai labai arti savo širdies, mes labai jo, kad ir dabar jo tikrai labai pasiilgom. Bet nauja treneriai įnešė naujų būdų, kaip išmokti gaudyti kamuolius iš oro, naujų grėbimų. Taip pat turėjom pagalbos iš vyrų trenerio Polo, kuris net ir per 2 treniruotės mums daug padėjo. Per treniruotės yra matosi, kurios dar jaučia tą jaudulį. Tai galima matyti iš veiksmų, veido, iš visko. Bet manau, su daug pakalbėjimo su jom, iš senesnių žaidėjų, jos supras, kad tai nėra taip baisu, tiesiog tai yra didelė garbė atstovauti savo šalį. Šiemet praradom labai daug pagrindinių žaidėjų dėl traumų, bet tai atidarė vietas, ar ne, toms, kurios turėjo daug ryžto, bet galbūt neturi tiek regbio savyje, įgūdžių neturi tiek. Bet šitoj vietoj tikrai verta paminėti, kad jos labai ryžtingos ir labai kovingos ir pamačiusios tą tarpą ir galimybę žaisti šią rinktinę, jos tikrai stepino ir lankė visas treniruotės, dirbo visų treniruočių metu ir pasinaudojo tą galimybę vis dėlto važiuoti ir žaisti už Lietuvą. 2 tokie keywords mes naudojom visų treniruočių ir pasiruošimo metu buvo reakcija ir kontrolė. Tai jeigu jos sugebės reaguoti ir kontroliuoti, aš manau, kad tada jos nepames savo žaidimų, braižo ir savo žaidimų ir savo tikslo galų gale. Bus labiau palaikančios viena kitą aikštelės metu ir tam palaikymo burbule tokiam ir atsiras tas komandinis tikslo siekimas. Aš merginom per kiekvienas varžybas tai sakau, turime norėti labiau už jas. Ši frazė, manau, jom jau pilnai atsibodo, jos tikrai nebenori girdėti, bet ją kartuosiu jom kiekvieną dieną, prieš kiekvienas varžybas, kiekvieną šansą, kada galiu. Nes mano atžvilgiu tai yra viena iš didžiausia varžybų dalis. Jeigu mes norime labiau už jas, mes viską galim. Turi tikėti savim, savo komandą ir kad tai galime padaryti. Mes